Ir aš kalbu apie muzikinį žanrą tranzą. Šokinė tranzo muzika. Gausybė festivalių yra atsiradę būtent tranzo muzikos dėka. Gausybė tuneliukų ausyse yra praverta. Ir gausybė tiesų yra įsisąmoninta beklausant tranzo muzikos. Ir štai mes jau dabar pradedame klausyti kūrinio. Dažniausiai kūrinys yra pradedamas tranzo muzikoje nuo kokios nors tokios dvasinga pradžia, yra toks ilgas intro, kad šiek tiek tu apšiltum, nusiteiktum, pasiruoštum tam tikrai muzikiniai kelioniai, tačiau ne kiek muzikaliai tu pasiruoštum, tačiau ir mentaliai, nes tranzo muzika labai susijusi yra su dvasiniais potyriais. Ir štai prasideda toks pulsuojantis sintas užgroja. Ir bildinasi. Temelė tokia bildinasi. Ir štai. Pradedam. Jeigu atkreipsi dėmesį, yra labai toksai tipinių garsų tranzo muzika, yra labai daug, tokia visokia garsiukai, tokie visokie paningas, filtriukai visokie veikia. Štai. Reverbo daug, visokie garsiukai mus kviečia dvasiniai kelioniai. Būtent dvasiniai kelioniai ir ne veltui tranzo muzika sutraukia labai daug ajavaskininkų. Ajavaskininkai tikrai mėgsta tranzo muziką. Vis tiek tai yra susijęs su atradimais tam tikrais. Bildinasi, bus dropas tikėtina. Ar bus dropas? Ir štai vėl. Ritmas tampa užtikrintesnis, solidesnis. Įvairiausi garsiukai, sintai, lazeriukai. Kuo daugiau lazeriukų garso, to geriau. Turi būti labai tokia plati paletė lazeriukų. Prieš akis be abejo iškyla iš karto Goa provincija Indijoje ir ajavaskininkų festivalis be abejo. Fantastiniai potyriai iš karto jau piešiasi vizualizacijos, aš prieš save irgi vizualizuoju vaizdą. Vandenynas, tūkstančiai flip-flopsininkų įsibrydė kiaurai su flip-flopsais, kad būtų maloniau stovėti ant dugno, įsibrydė vandenį iki bambos maždaug ir visi juda. Piešia su rankomis ore įvairius fraktalus. Tikėtina su kūdikiais ant rankų visi tūkstančiai žmonių vandeninė įsibrydė. Iškart ši muzika mane priverčia vizualizuoti ir haskius, kurie be abejo yra krante. Šeimininkai visi yra vandenį, sulipę vandeninę, o haskiai blaškosi paplūdimy kažkur be šeimininkų. O, įdomus pasikeitimas, toks dramaturginis. Haskiai ieško, šniukštinėjasi, visur ieško šeimininkų, nes šeimininkai kažkur dingo, paliko haskius krante. Haskiai blaškosi visi be šeimininkų, visi dehidratavę, nori gerti. Kodėl būtent haskiai, jūs galite manęs paklausti. Noriu pasakyti, kad tai yra neatskiriama. Jeigu vyksta tranzo muzikos festivalis, ten privalo būti haskis. Jeigu nėra haskių, tikėtina tai nėra tranzo muzikos festivalis. Bet kuriame save gerbiančiame tranzo festivalyje privalo būti haskių. Pajuskite pulsavimo tokį. Įtampa auga dabar.
Visi flip-flopsininkai vandenį juda kaip vienas kūnas. Music is a language. Power to the people. Visa minia ekstazija šiuo metu. Dabar vizualizuoju, kaip į paplūdimį ateina čeburekų prekiautojas. Jisai žiopčiojo kažką, tačiau niekas negirdi, ką jis žiopčiojo. Fakyrai pučia ugnis iš burnų. Niekam neįdomu, ką ten tas čeburekų prekiautojas žiopčiojo. O jis tikriausiai žiopčiojo, jis sako, karšti čeburekai! Karšti čeburekai! Rėkia čeburekų prekiautojas, tačiau muzika yra tokia garsi, kad visi aplinkui mato tik tais burnos judėjimą ir jokio garso. Karšti čeburekai! Šaltas alus! Tačiau niekas negirdi ir niekam neįdomu, nes visi yra pasisotinę. Visi turi ir taip ką kramtyti. Visi kramto gumą. Žandikaulis įsitempęs. Žandikaulis dirba. Rankomis yra mosuojamos figūros. Čia visi yra alkani tik tais vieno. Muzikos ir šokio. Au, kažkur tolumoje loja haskiai. Tačiau šeimininkai šoka. Haskiai jiems dalampački. Rankose laiko įsivaizduojamus rutulius. Palieku jūs vizualizuoti tas keliasdešimt sekundžių, čia yra mano laidos pabaiga. Viso gero.